Sveiki, Laisvės TV žiūrovai ir Patreon rėmėjai. Mes susitinkame 6. kartą ir šį kartą kalbėsime apie stereotipus. Stereotipinės idėjos apie tai, kas tinka berniukams, o kas tinka mergaitėms, trukdo vaikams atsiskleisti. Vaikas turi matyti save kaip unikalią, individualią asmenybę, ne tik kaip vien tik berniuką ar vien tik mergaitę. Ką konkrečiai galime daryti jau šiandien? Visų pirma, reikia sukurti tokią erdvę, kurioje vaikas jaustųsi saugiai ir nebijotų atsiskleisti. Pavyzdžiui, žaisdami įsivaizduojamosius žaidimus, vaikai kartais pasirenka būti herojais, kurie nėra tipiniai tam tikrai lyčiai. Ką daryti? Leiskite vaikams žaisti tuos žaidimus, tegul jie eksperimentuoja, tegul jie iš tiesų atranda save. Neleiskite įsišaknyti stereotipams. Jeigu vienas vaikas iš kito pasijuokia, nes tas dėvi rožinius marškinėlius, sakykite, aš pažįstu daugybę vyrų, kurie mėgsta rožinę spalvą. Jeigu vienas vaikas sako, ne, mes mergaičių nepriimame žaisti futbolą, dėl to, kad mergaitės nežaidžia futbolą, sakykite, aš pažįstu labai daug merginų ir moterų, kurios ir domisi, ir žaidžia futbolą. Vaikai yra linkę teisti. Ypač jeigu jie yra girdėję namuose kategoriškai sakant, kad mergaitės daro vieną, o berniukai daro kitą. Tada tas tiesas jie nešasi į darželį, į mokyklą. Kalbėkite su vaikais apie stereotipus. Ar tikrai vyrai negeba gaminti? Ar tikrai negeba moteris vairuoti? Parodykite vaikams daug pasiekusių žmonių, kurie yra netipiniai. Pavyzdžiui, Danijoje buvo atliktas eksperimentas. Grupė mokslininkų atėjo į pradinę mokyklą ir paprašė vaikų, kad nupieštų mokslininką. Dauguma vaikų nupiešė žmogų itin panašų į Einšteiną. Tada mokslininkai tą pačią mokyklą pradėjo kviesti moteris mokslininkės. Kai vaikai susipažino, jų paprašė dar kartą nupiešti. Ir tada jau didelė dalis vaikų piešė moteris. Mokslininkės su džinsais, mokslininkės su įvairia kita apranga. Ir galų gale ką tai reiškia? Tai reiškia, kad visos tos mergaitės, kurios susitiko su gyvomis mokslininkėmis, moterimis, daug drąsiau svarstys šią profesiją, nes ji jau atrodo reali ir pasiekiama. Pavyzdžiui, kai kalbate apie sukilimus, nepamirškite Emilijos Pliaterytės. Kai kalbate apie, siuvimą ar maisto gaminimą, pasikvieskite į mokyklą vyrus, kurie tai daro ir pakalbėkite su jais apie tai. Skaitykite, peržvelkite knygas, kurios yra jūsų darželio grupės arba mokyklos klasės bibliotekoje. Ar ten yra dirbančių moterų, ar ten yra kovojančių moterų, ar ten yra vyrų, kurie rūpinasi vaikais. Stebėkite, kaip vaikai elgiasi erdvėje ir kaip apskritai yra pati erdvė suskirstyta. Ar nėra taip, kad tam tikrose erdvėse arba, pavyzdžiui, darželyje tam tikrose centruose dominuoja tik tam tikros lyties vaikai? Paprastai tai būna dėl to, kad aplinka nėra jiems draugiška. Pavyzdžiui, pažiūrėkite, kokios spalvos indai yra namų centre. Mes esame pastebėję, kad jeigu ten vien rožinės spalvos indai, berniukai to centro vengia. Tiesiog pakeitus indus ir padarius juos draugiškesniais visiems, ten susirenka visi vaikai. Užtikrinkite, kad nebūtų berniukų ir mergaičių darbų. Pagalvokite sąmoningai ir nekvieskite 2 stiprių berniukų pernešti stalo arba 2 atsakingų mergaičių nunešti raštelio mokyklos vadoviai. Sąmoningai rinkite užduotis vaikams. Pavyzdžiui, esu pastebėjusi, kad dažnai per mokyklos renginius, tie atsakingi vaidmenys ypač dabar yra duodami mergaitėms. To irgi neturėtų būti, tegul atsiskleidžia visi vaikai. Skirstykite vaikus ne tik pagal lytį, kabliukai, sąsiuviniai, užkandėlių dėžutės. Kokios spalvos dominuoja jūsų klasėse? Ar nėra taip, kad prašote vaikų ir rikiuotis pagal lytį? Tegul vaikai rikiuojasi pagal vardo raides, pagal gimimo mėnesį, pagal tai, kas jiems labiausiai patinka. Juk reikia tiek nedaug kūrybiškumo
ir nepaprastai prasiplečia galimybės ir mokytojui, ir vaikų supratimas. Stereotipinis ugdymas. Apie tai šiandien kalbėsime su daktarė Margarita Jankauskaitė, lygių galimybių plėtros centro ekspertė. Labadiena. Labadiena. Aš nebijoju, kad yra Lietuvoje ir mamų, ir tėčių, kurie tą supranta ir norėtų savo vaikus ugdyti, ne stereotipų kupinoje aplinkoje. Nuo ko pradėti? Aš manau, kad ta tokia labai sąmoninga refleksija, kas vyksta, jinai yra labai svarbi ir jinai padeda praplėsti tos horizontus. Nors antra vertus, aš nenoriu to pasakyti, kad tai yra labai paprastas procesas. Nes mes jau gyvename kultūroje ir kultūra mums nuolat siunčia daugybę ženklų, kas yra vyriška, kas yra moteriška, kas yra derama, nederama. Ir kai mes norim kažką tai keisti, mes juk nežinom, kuo tas baigsis. O tas stereotipinis mąstymas sako, Dieve, tik tai tu to nedaryk, nes jau čia jau bus viskas, jau bus pasaulio pabaiga. Ir taip yra tas vidinis konfliktas, aš pagal save galiu sakyti, reiškia, iš vidaus ir tai kažkas sako, reikėtų keisti, bet visa aplinka sako, tu čia, reiškia, pamatysi, kaip tu bus blogai ir tu nežinai, kaip ten bus. Retrospektyviai žiūrint, tu matai, kad nei ten kas blogo atsitiko, viskas yra labai šaunu, bet taip, tokio spaudimo, to tokio socialinio, kultūrinio yra labai daug ir dėl to, aš kaip ir suprantu, kodėl tie pokyčiai mūsų visuomenė nevyksta taip sparčiai, kaip mes norėtumėm. Man tenka kalbėti apie stereotipinį ugdymą mokyklose, darželiuose ir ne kartą, aš esu girdėjus ir su tokiu, neigiamu atspalviu, sakoma, kad tai yra genderizmas, tai yra genderizacija ir taip toliau ir panašiai. Ir man atrodo, kad žmonės, kurie tą sako, dažnai net patys nesupranta, ką tai reiškia. Ar jūs galėtumėte paaiškinti? Ta genderizacija tai iš tikrųjų tai yra toksai labai sąmoningai sugalvota, aš sakyčiau, puolimo strategija, kad kažkaip pagąsdinti žmonės tuo, kad visos tos į lyčių lygybę nukreiptos politikos, tai yra čia kažkas tokio labai blogo ir iš esmės tie žmonės jiems dėl kažkokių tai priežasčių labai norisi išlaikyti tą patriarchalinį status quo. Kodėl vyrams tas yra paranku, tai toj trumpalaikiai perspektyvoje mes kaip ir galim suprasti, čia jų statusas, jie yra tie patriarchai, nors vėlgi ilgalaikiai tyrimai rodo, kad iš tikrųjų tai jiems nieko gero iš to nėra, kad iš tikrųjų žymiai geriau būtų, jeigu ta visuomenė būtų tokia labiau subalansuota. Mes jokių būdų nekalbam apie tai, kad, kaip sako, čia kaip buldozeriu pravažiuos, visi taps vienodi, tai kas čia dabar pasidarys, kaip tik priešingai. Mes sakom apie tai, kad kiekvienas asmuo yra labai individualus. Mes ir biologiškai individualūs, nes turbūt nei viena iš mūsų nenorėtume būti gydomas pagal kurios nors medicinos kortelę, nes tai yra ta mano biologija, ta prasme, tie socialiniai vaidmenys, raiška galų gale, negi ta pati raiška, kaip moteris arba vyrai save išreiškia kaip žmonės. Tai yra labai skirtingi dalykai, tai yra kartos momentai, tai yra kultūriniai momentai. Nieko ten tokio baisaus nėra, bet kai tu nori kažką tai diskredituoti, pagąsdinti, tai sukuri tokį didelį mitą ir aišku gaila, kad žmonės kažkaip pakimba ant to kabliuko. Tai tarkim mokytoja, pažiūri mūsų laidą ir koks tas pirmas mažas žingsnelis galėtų būti? Man labai patinka tas jūsų pasakymas, kad mažais žingsneliais. Iš tikrųjų čia nereikia galvoti, kad dabar jau čia kaip driokstelsim, tai jau kitą dieną jau čia kažkas iš esmės. Ne. Visi pokyčiai prasideda nuo mažų žingsnelių ir jie turi būti tiek maži, kad mūsų aplinkoje tai net nesukeltų kažkokio tai tokio didelio pasipriešinimo. Nes čia vėlgi taip mūsų mąstymas surėdytas. Jeigu tik yra kokia tai inovacija per daug didelė, iš karto ten migdolo sritis suaktyvėja ir tai įsijungia kaip pavojus ir tada prasideda toks kaip ir blokavimasis. Tai nuo labai mažų žingsnelių. Tiesiog galbūt nustokime daryti tą lyčių segregaciją savo klasių aplinkoje. Tegu grupės būna mišrios, tegu užduotis daro kažkaip tai mišriai. Čia gal ne visai toks pavyzdys dabar bus iš klasės aplinkos, bet jeigu mums reiktų paskatinti tą vyrų tranzitą nuo visiško nesugebėjimo barščių įsivirti iki aukšto pilotažo kulinarinio, tai sakyčiau, ko gero iš karto barščius išvirti bus labai sudėtinga, bet tai
pirmas žingsnis, tegu gal šakutę pasiima ir ant stalo pasideda. Kitas žingsnis bus šakutė ir peilis, paskui lėkštutė, paskui žiūrėk į puodą vandens įpylę. Tai žingsniai turi būti maži, bet jie turi tapti tokia kaip ir rutina. Jeigu ateina į klasę, jeigu mes valome, nežinau, šeštadieninė talka ir tai reiškia langų valymą ar dar kažką, tai darom visi tą kartu. Jeigu yra kažkokia tai užduotis, nežinau, ten inkilėliai, čia pavasaris jau ne už kalnų, tai tegu ir mergaitės ir berniukai kala tuos inkilėlius, nes tikrai kartais prireikia gitavinį įkalt, kai kokį tai paveikslą nori ant sienos pakabinti. Ir tikrai tas įgūdis, kaip plaktuku naudotis, jis yra visiškai reikalingas. Dažom kartu. Ta prasme, kad čia net nereikia daug moralizuoti ir aiškinti. Kai mes pradedam gyventi aplinkoje, kur mes matome, kad vyrai ir moteris labai sėkmingai daro tos pačius darbus. Sugeba tie vyrai pampersus pakeisti ir košę jie sugeba išvirti ir su vaikais sugeba pabendrauti. O moteris pasirodo vairuoti moka, nes kai aš buvau jauna, tai mums aiškino, kad moteris iš prigimties negali būti vairuotojas. Ten vis laiką aiškina, kad ten kažkokių tai neto per didelės jungtis smegenyse, neto per siaurus jungtis. Vis laiką painiojus šitoje vietoje, bet kažkas ten su tom smegenim yra. Pasirodo, gali jos vairuoti, gali jos būti vadovėmis. Šiais laikais jau gali būti ir prezidentėmis, ir nežinau, praktiškai visose srityse, ir į kosmosą išskristi gali, viską jos gali. Bet mažais žingsneliais, po truputį, nuosekliai ir turėsime mes tą pokytį. Pasirodo, viskas yra daug paprasčiau, ar ne? Ačiū Jums už pokalbį. Ačiū, kad pakvietėte. Šįkart, kadangi kalbėjome apie stereotipus, norėčiau rekomenduoti pavojingą knygą berniukams, kurią perskaitytumėte su mergaitėmis. Manyčiau, kad apie šachmatus, apie šunų dresavimą yra lygiai taip pat svarbu žinoti mergaitėms, kaip ir berniukams. O su berniukais būtinai perskaitykite knygą mergaitėms. Taip ir vadinasi mergaitės knyga. Kodėl? Kad geriau pažintume vieni kitus, kad suprastume, jog esame ir panašus, ir skirtingi, bet iš tiesų mus daug daugiau kas sieja negu skiria. Nepamirškite, jūs jau šiandien galite tapti Patreonais ir matyti laidas kiek anksčiau. Iki! Ši ir kitos Laisvės TV laidos kuriamos žiūrovų lėšomis. Prisidėk prie kokybiško turinio ir tu paremk Laisvės TV patreon.com platformoje.